Ir judant prie third pairo, 8 kombinacijos, third pairas čia bus, 8. Third pairas bus tiek 7, tiek 6, tiek 5, tiek visi ketvirtai. Įeina į šią kategoriją, tai matome 7, tai 6, tai 5, tai yra 100% čekinami, nėra kaip ir nėra logikos betint kažkodėl, matyt, kaip matome EV, ranina labai arti vienas kito tiek bet, tiek check, tai checko linijoje vėlgi netgi daugiau išsidirbam, ketvirtai yra setai, atsiprašau. Iš ketvirtukų matom, kad ketvirtai su gerais kikeriais yra panašiai betinami kaip ir aštuonetai su gerais kikeriais. Labai panašiai. Ir mažėjant kikerių, tarkim 10, 4, 9, 4 yra iš vis čekinama 100%. Vėlgi galbūt blokerio efektas, bet čia matyti tendencija jau nėra ne tik dėl blokerio, čia šiaip yra, matau, kikeriai mažai nebebetinami apskritai ketvirto. Kaip matome, 4, 3, 4, 2 yra nebetinama, 5, 4, 6, 4, 7, 4 taip pat. Tai čia greičiausiai dar šitie kikeriai yra betinami vien dėl to, kad turi overcardus top porai. Tai mes kaip ir turim dar labai gyvų autų, redrawinti jo top pairą ir middle pairą. Tai puikiai proga protectinti savo bottom pairą bei bandyti redrawinti ir ar versti blefą tolimesnėse gatvėse, jeigu tai įmanoma. Ir tai bottom pairas būtų iš tokios struktūros sudaryta mūsų strategija. Tai galima teikti, kad second ir third pairą žaidžiam labai panašiai, tiesiog third pairus mes su blogais kikeriais nebebetinam visiškai, betinam tik pačius aukščiausius kikerius bottom pairo. Ir tai darom ne 100%, aišku, pamiksuojam ir čeko biškį su prašiausiais top kikeriais. Tačiau middle pairą betinam aukščiausius kikerius bei betinam vidutinio kikerio top pair, middle pairus, kurie gali būti miksuojami 50-50. Tuo tarpu blokerio efektas įtakoja, kad 10, 8, 9, 8 nebebetinam, 100% čekinam. Ir mažiausias kikerius laiką čekinam praktiškai. Tai mūsų toks paprastas geimas būtų, kaip paprastas supaprastinta logika GTO. Ir jeigu judam į tolimesnį mūsų value range, tai jis jau tampa toks labai thin. Nėra taip per value betai, bet tai turbūt yra labai thin value betai, kurie pusiau galbūt yra verčiami į blefą, pusiau value betai. Tai čia yra tokia kategorija rankų, kur sunku apibrėžti, ką jinai atlieka betindama. Pradėkime nuo ace high. Ace high. Ace high matosi tendencija, kad ace high su overcardais yra pabetinama galbūt apie 60% kartų. Mažėjant kikeriui dar 50-50, kaip galima sakyti, eina ir dar mažėjant kikeriui tai daroma tik su flush draw iš siūtų. O offsuitinės rankos įdomi, maždaug 50-50 su visais high, jeigu taip grubiai metant. Įdomi įtaka yra tūzo 7, tarkim, tūzo 9 yra kažkodėl betinama labiau negu, tarkim, tūzo 6, tūzo 3, tūzo 2, kas yra gan įdomu. Kaip matom, tarkim, tūzas 3, tūzas 2 su backdoor nut flush draw labiau mėgsta checkint ir imti tą liniją negu, tarkim, be backdoor flush draw. Be backdoor flush draw nors ir EV uždirba mažiau betinant, bet šiek tiek išbetina tą ranką. Ir turbūt supaprastinant bandytai, gal tiesiog
50-50 galima teikti, kad su ace high galima žaisti. Galima versti pusiau į blefą, pusiau į velių ir betinti, galima čekinti. Turėti tai omeny reikia. Su king high. Su king high, kaip matome, geri kikeriai king high yra atvirkščiai negu ace high čekinami. Geri kikeriai, du overcardai, backdoor straight draw. Čia du overcardai middle pairui yra labiau mėgsta king high eiti į showdowną negu tarkim ace high. Tai gali būti, kad su ace high dar mes šiek tiek beatinam jo floatus dažniau negu kad su king high. Ir vieninteliai king high, kurie yra išbetinami labiau, GTO labiau mėgsta jos išbetinti, tai aišku flush draw king high, kurios betina beveik visą laiką, kaip matom. Bei vėlgi kaip ir tūsas 7, taip ir karalius 7 dėl kažkokių priežasčių yra betinama. Tikrai sunku suvokti kodėl. Būtent šitas 7 taip yra betinamas. Na, tai turbūt labai gili matematinė priežastis, kurios atkapstyti nelabai galiu. Tai supaprastinant, matyt, king high galima teikti, kad yra čekinama dažniau negu betinama. Tai galbūt į mixuot galime šiek tiek betų. Geriausia king high betai bus flush draw. Šiek tiek blefų galima į mixuot. Nedaug. Taip pat iš offsuitų, tarkim, karalius 6, karalius 5, tai vienareikšmiškai backdoor flush draw yra betinama dažniausiai. Tarkim, karalius 3, backdoor flush draw yra 50-50, be backdoor flush draw yra beveik 100% check. Tai matome, kad labai backdoor equity mums įtakoja mūsų selectioną su king high. Betiname. Na ir kaip ir perėjom per visą mūsų value range ir tai liko blefai, iš kurių kurie atrodo taip. Ir jeigu bėgti nuo geriausių blefų, tai queen high 10-9 bus vieni iš geriausių blefų, jeigu žiūrint į EV. Tamsiausi EV mūsų šių rankų 7-6 matom gan gerą turi equity. Visi flush draw turi puikų equity blefuot. Ir tai geriausios kombinacijos blefuoti yra dama 10, dama 9. Tiek offsuitai, tiek suitai. Suitai dega tamsiai žaliai, matom tą flashinę kombinaciją, o geltonai panašiai eina tiek offsuitas, tiek suitas. Dama 9 taip pat. Atsiprašau, viena iš geresnių kombinacijų ir 10-9 yra. Tai open-ended. Čia yra gatshotas ir overcardas, čia open-ended, tai 10-9 matome. Įdomi tendencija vyksta turbūt dėl tų pačių blokerio efektų, kad su 10-9 geriau eiti 50-50, bet su dama 10, dama 9 eiti didžią praktiškai 85% įsibeto. Galima šiek tiek pamiksuoti čekos už dama 10, dama 9, tačiau su 9-10 eina 50-50 maždaug. Flashinės kombinacijos tikriausiai eina 100%, nors ne. Kaip matom, dama 6 eina 100%, dama 5, dama 3, dama 2. Galima teikti, kad flashinės kombinacijas galime betinti beveik visą laiką. Kai kurias galim patrepinti, kaip tarkim su to pora. Su 10, su 9 galim patrepinti. Trepinasi šiek tiek flashų, galbūt netgi 50-50 su flash kombinacijom gali daryti. Tai žiūrint į šitą vienus iš geriausių blefų, tai 10-9 50-50, gatshotai su overcardais labiau į betą eina, apie 75-85% beto.
Ir judant tarp mažesnių gadžetų, kai 10.7, 9.7, matome, kad labiau čekinasi susiūtų, o offsuitai yra maždaug apie 50-50. Dama 7, dama 6. Ir grįžtant prie apskritai per blefų, galbūt kaip dama 5, dama 6, dama 7. Kaip ir negalima sakyti, kad per blefai, bet yra overcardai to pierui, bei galbūt šioks toks backdoor gutshot galimybė. Tarkim, su dama 7 kritus 6 arba 5, tai turim gutshotą. Ir tas vos būna su 10-6-10-7, 10-6-10-5, atsiprašau. Vėlgi daug gutshot galimybių, 9-6-9-5, tai šios rankos dėl backdoor gutshoto ir perėlinimo ir showdownų sunkiai laimi, tai vienas iš geriausių kortų išbetint blefot. Kaip matom, maina beveik 100%, apie 9-8% su šiom rankom. O tokios rankos kaip dama 3-2 yra labiau į čeką. Matome su backdoor flushu betinama dažniau, be backdoor flushu yra čekinama dažniau. Panašios tendencijos yra su suited rankom, su damom. Ir iš tų totalių pure blefų dar ranka kaip 6-5, žinoma, yra gutshotas. Tačiau matome, kad su backdoor flush draw yra betinama dažniausiai vėl. Yra čekinama gan dažnai šitą 6-5 ranką. 7-6 panašiai, 7-5, 8-5. Čia, sorry. Ir siūtai yra tiesiog labai mėgsta čekint jos. Ir tie pure blefai, kaip tarkim 5-3, 6-3, 7-3 yra su backdoor galimybė, aišku. Ir jie yra betinami panašiai, stipriai betinami kaip ir šitos rankos. Tai žiūrint į blefus, galima sakyti, kad polarizuojam blefą, kaip ir polarizuojam value, tai turim nieką arba kažkokį equity. Blefo equity turim arba visiškai nieką, kaip 3-2. Žinoma, 3-2 vėlgi yra backdoor gutshotai, bet tarkim 9-2, 10-2. Nors vėlgi yra backdoor gutshotai. Tai mėgsta išbetinti tokias no showdown value rankas ir greičiausiai tai yra išbarelinimas jos ant didžioje dalyje runoutų. Tai iš to susidaro mūsų c-bet range struktūra ir galima piešti paveikslą, kad labai didelė miksuota strategija ir galima iš jos susipaprastinti, kaip matai, jeigu tai breakdowninį, galbūt susirašyti, kaip breakdowninasi tokie flopai ir tendencijos vis labiau ir labiau, kuo daugiau flopų analizuoja ryškėja ir dažniausiai tai būna labai panašios tendencijos į bet strategijoje, tiek value, tiek bluff struktūroje, kaip susideda tie range'ai, kaip to išdėlioja jos. Na ir judėkime prie OOP.